Sveiki visi mano brangus klientai ir žiūrovai. Jau senai mane matėt tokio tipo turinyje, kai tiesiog pasakoju, ką mes veikiam ir kaip mums sekas. Veikiam daug, perkam, parduodam klientams automobilius. Šiandien pardavėm Toyota Auris, nupirkom Mersa GLE ir G31 suradom klientui. Dar kiti kolegos turbūt kažką tikrai nuveikė naudingo. Reiktų paklausti. O kalbant kaip sekas, tai super, viskas gerai. Pavasaris įsivažiavo labai daug pirkimų, pardavimų. Iš tikrųjų gal net piktis jama, kad tiek daug. Nes reikia plėsti komandą, trūksta hebros. Kai kuriuose miestuose vis dar reikia inspektorių stiprių, kurie padėtų pirkti automobilius. Jeigu jūs esate toks, rašykit būtinai. O dabar ne apie tai. Kalbant apie praėjusius įvykius, apie mūsų konkurentus, kurie yra aferistai ir apgaudinėja savo klientus. Tai numetėm į šoną juos. Tiesiog, niekas ten nenori gražinti už patirtą žalas, tik tais daro video, kad jau pasiemam, jau to čia priimsim, niekur nebėgam nuo atsakomybės, light auto visiškai aferistai. Žiūriu, ten važiuojam, auto man vis atsiunčia naujų jo įrašų, kiti tiesiog paprasti žmonės. Tai bando gal kapstytis, šaunuolis gal pasitvarkys tas. Tuo dar tikiu, kad susitvarkys, bet light auto tai ten pirikupas. Tiesiog perės inspektorių automobilių tikrintojų pusę ale. Tai tiek žinių. Greičiai pamatysit labai įdomių automobilių patikrų įrašų. Palaikinkit, jei norit juos pamatyti.